Visiems. Galvojat, aš daktaras? O, koks aš daktaras. Tuoj pagydysiu. Ežiukų daktaras prieš jūs stabė. Tokio dar nematėt, tada pradėjau VDU išleisti. Čia dėl šukuosenos. Atsikėliau pirmadienį, kad antradienį nueičiau į darbą. Bet trečiadienį sužinojau, kad ketvirtadienį lis. Tad penktadienį pagalvojau, ko man trenktis šeštadienį į darbą. Jei sekmadienį poilsio diena. Vienu žodžiu sako, C vitamino žmogus pats nesigamina. Nebent jeigu juokiasi. Kodėl blondinė stovi prie lango, kai žaibuoja? Nieks nežino. O daktaras žino, nes daktaras mokslus baigė. Todėl, jog jai atrodo, kad ją paveiksluoja. Ką čia da nieko? Važiuoja autobusas, iš paskos bėga moteris. Oi, kaip bėga. Ir šaukia. Kaip aš. Palaukit, stokit. Aš į darbą vėluoju. Kovo 8 atėjo. Keleiviai vienas per kitą sušnepžda ir perduoda vairuotojui, kad sustotų. Moteris, kaip manau, įlipa į autobusą. Atsikvėpė moteris. Ačiū Dievui. O dabar, mielieji, radam bilietukus. Kur jūsų bilietukas? Čia jau zuikis. Zuikis, ausis apsikirpa. Kas dar be bilietuko? Prisimykit. Prisipažykit. Tai važiuojam toliau. Šitą tai mintinai moku. Naktis, įsivaizduokit, užsimerkit visi. O jūs čia įsipaišė akis, kai užsimerkit. Užsimerkit. Eina žiukas naktį, dykumoj. Oi, kaip šalta, žino, dykumoj. Nei palta, nieka. Atsitrenkia į kaktusą. Sako, mama, čia tu? Eina žiukas per mišką, užmiršta kvėpuot, kaip manot, kas atsitiko? Numirė. Tas žiukas. Ėjo žiukas per mišką ir meldėsi, kad tik nepradėtų lyti. Kad tik nepradėtų lyti. Tikriausiai todėl, kad prieš tai prasidėjo lietus, dar nebuvo pasibaigęs. Keistas eilėraštis. Žiukas eina per mišką. O iš neturėjimo ką veikti, tiesiog spjaudė ir gaudė. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo gana keistai, nes spjaudė žiukas, o sugavo kažkodėl tik knysliukas. Eina žiukas per vatą, pagalvojo, kad tai sniegas ir sušalo. Jo, žiukas blondinas. Kokia apgaulinga gamta. O, pagalvoja žiukas, lipdamas nuo kaktuso. Išeina žiukas iš dušo. O, tai velnias. Ir vėl galvos neišsiploviau. O žinot, kodėl blondinė išsiplovus galvą vaikšto?
Todėl, kad išsiplovė su šampūnu Wash and Go. Išvertus lietuviškai išsiplauk ir eik. Ačiū, Kiški moka eilėraštį. Anekdotą. Bėgo Kiškis pievelė. Bėga nuo ežiuko. Tik plum ir į karvės tortą. Atsistoja, pasipurto. O, gerai, kad neįlipau. Po to tarpu ežiukas po spintelę tupi, o spintelė juk be kojų. Eina ežiukas per dykumą ir neša 2 sunkius kibirus smėlio. Ežiukas rado miške bombą. Ežiuko daugiau nieks neberado. Ėjo ežiukas per mišką pasišokinėdamas, lyg būtų koks pagrandukas trenkta galva. O viskas pasirodo taip ir buvo. Tik jis buvo ežiukas, o ne pagrandukas. Ėjo kartą pagrandukas per mišką. Bet jis tik vienas žinojo, kad dar prieš sprogstant Černobylio atominiai elektriniai jis buvo ežiukas. Sėdė ežiukas, labai klausykit, labai įdomus čia anekdotas. Sėdė ežiukas medyje, mezga dviratį ir galvoja, ką man tie balti sportbačiai, vis tiek nerūkysiu. Ežiukas mojavo rankomis, o kadangi neturėjo rankų, mojavo kojytėmis. Eina ežiukas kaip visada per mišką, užkliuvo už šaknies, nugriuvo ir susilaužė koją. Kitą kartą jis jau nebeis per mišką. Na, o dabar... Labą dieną. Užteks apie ežiuką. Mes turime labai nuostabią skaitovę, Danguolę Vizbarienę, ir norėtume, kad ji paskaitytų eilėraštį. Aha, vieną. Gal 2 kokius. Ir vieną apie ežiuką.